Esu Laimutė Šiaulienė, šiuo metu dirbu Kretingalis pagrindinėje mokykloje. Aš iš babas irgi atsimenu du pasakojimus, vakų šiandien girdėjau ir apie taumešką, ir apie laumis, senos buvo didelė populiariti, kiekvienam krašte vis kitė po biškioką. Tai va, bet kadangi aš dabar jau 2 metai dalyvauju Girkalių ansamblėje ir esu didelė kontina dėl to, ir aš papasakosiu, kuo girkališkiai ir užrašė kokį istoriją. Tai užrašyta ir Plekius, Klaipėdos rajone, 1911 baugimusi tą moterišką ir užrašyta apsakymoniai. Ir užrašyta į 2006 metas, tai jau paaugusi moteriška pasakoja, Zuzana Šakinienė. Tai va, tema tokį didelę svarbį ir ant visuomet rūpestį kel. Keino darbs sunkesnis, juk visas laikas žmonės ginčiai juos. Vyrs su moteriška šias laikas ginčiai, esu girdėjęs, kad ir sąrašą ant šaldytovo prisek, ar tas kietas parašo kainas, kiek tas darbs, kai įvertinams į šias laikas, visokių jaukų būn. O čia istorija tokia paprasta. Susiginčiai bobut su dėdoko, keino darbs svarbesnis, keino sunkesnis. Dėdok sako, nu tikra, kada nuo. O bobutis sako, nu ne, sako, mano darbs sunkesnis. Nu, bobutis sako, ku tu dirbsi rytuo? Dėdok sako, aš ėsiu žernių kolti. Bobutis sako, ne, aš ėsiu žernių kolti. Vo to palik nomiai ir padirbk visus darbus, kuo aš dirbu kiekvieną dieną. Nuo rytą metą bobutė išėjo kolti žernių, o dėdokau palieka visus dienos darbus. Nu tai kuons mesliai. Reikėtų vandens parsinešti, pakorti pečio, sumušti sveistą, pamelžti uošką. Nu ir pradėjai, užsikabina moštuvė sveisto umušti, ant kaklą, kai jau, nu, ant vyrs praktiškas, nu, ką apie visi vyrą, nei sugalvoti pats protingiau. Misliai, kad čia, kol ėsiu, lyg tą šolinę, tas sveisti pats pasidarys. Ir ant semtų vandenį, lenkas pelti jau į tų viedrą. Ir tas pens klio į tų šolinį subėga. Deina karšta, noris gerti, vandau šolinė supeino, na atsigersi, misliai esiu į sklepą, torio giruos. Nulipa į sklepą, atkimša kylį, pasistatė asuoti, jau čia pelstau girą ir paršėlis į kriuksėje iškeimą. Ir kapons jau lenkės pelti į tų asuotį, paršėlis nustūmė tų asuotį, tą girą klio, ant aslas visai ir išbėga. Nu, kumės leidė daug sesio, aš dabar jau tos oškos pasimelšti. Jie atitvarta, bliau nuoška, neėdosi, nagėrosi, nemelšta. Kad ta oška nepabėgtų, mesliai aš tau lensiugą apsirėšiu aplinkuoji, apsivinioji aplinkuoji. Ir tą ošką pro dorų tarpą, kalėdą į lauką, o čia pat buvo kopūstų lauks, kopūstų daržas. Ir tą ošką nuveinuos, galvos, prikietuos, nuveinuos, prikietuos. Tu dėdoka tik tompa po tų kopūstų lauką, uns neatsistoti neapgal. Parėt bobutį laukas, iš tuola pamatė, kas čia dėdas, jaukas netveras. Prieji saka, nu, pasakyk, keino darbs sunkesnis,